Šiandien aš jums papasakosiu apie knygą, siaubo knygą. Jos pavadinimas yra Stiklo vaikai, o parašė Kristina Olson. Puslapių yra 135 ir išleido Nieko rimto. Pagrindiniai knygos herojai Biliai, jinai ėjo į savo kambarį ir jį pastebėjo, kaip siūbuoja šviestuvas. Ir dar svetainėje jį pamatė, kaip piešiniai, kažkokie keisti piešiniai atsirado ant stalo. Ji pasikvietė savo draugus Simoną ir Aladiną ir pabandė visą tai išsiaiškinti, kodėl taip yra. Klausinėdami aplinkinių, draugai sutiko tokį žmogų, kuris jiems viską papasakojo apie tai. Tada dar labai seniai buvo tokia auklė. Ji turėjo prižiūrėti daug vaikų, bet jie buvo labai trapūs. Jie tiesiog prie nieko negalėjo prisiliesti, niekur nugriūti. Ir jie nuėjo prie paplūdimio ir vienas vaikas paskendo. Ta auklė labai išsigando, žiauriai beprotiškai išsigando. Ji nuėjo į tuos namus ir ji nukabino šviestuvą. Ir šviestuvo vietoje pasikorė. Ir nuo tada tas šviestuvas vis siūbuoja. Net ir vaikams išsiaiškinus šitą paslaptį, šviestuvas vis siūbavo. Labai baisi ir šiurpi knyga. O dabar mano knygos vertinimas. Šiurpumas. 4 iš 5. Pagalvokite, jeigu jūsų name siūbuotų pasikorusios auklės moters siela. Krizenimas. 0 iš 5. Kristina Olson tikrai negalėtų aprašyti bent vieno juokelio. Nuotykis. 3 iš 5. Gerumas. 0 iš 5. Kaip ir visose Kristinos Olson knygose. Piešinukai. 0 iš 5. Jų išvis nebuvo. Mano bendras knygos vertinimas 4 iš 5. Viena geriausių Kristinos Olson knygų. Adios, amigos!